Sveiki visi, šiandien parodysim video apie Rondo 125 Ergovento difuzorių priglaistomą ir pasistengsim atsakyti klausimą, ar reikia stiklaudinio ar ne, nes labai dažnas klausimas. Ir šiandien šiek tiek parodysim skaičių, kiek mes paliekam, kokie atstumai. Tai nuo iki parodysim ir visiems bus viskas aišku. Į komplektą įeina aprašymas, troselis, bet dabar padarė tokius stiprius magnetus, kad to troselio kaip ir nelabai reikia. Bet uždėsim. Tada auselės, pats difuzorius ir tenai dantukas galinis. Čia oro srauto reguliavimas. Ir surinktas. Na štai pas mumi karkasas, metalinė dalis jau suformuota. Tai difuzoriaus dėžutė mes visą laiką paliekam, kad visuose kraštuose būtų bent jau 7 cm, kad nesiliestų, kai montuojam patį difuzorių. Ir dabar pasižymėsim lygiai su pagrindiniu profiliu aukštį ir nupjausim -4,5. Tai reiškia 4 cm 5 mm. Čia pasižymėjom, tai su peiliuku įpjovėm tiesiog, tai nuo lygių lubų atstumas ir dabar pasižymėsim 4,5 ir nusipjausim. Ir bus tas aukštis, kurio mums reikia. Turim tokį paruoštuką pasidarę visiems difuzoriam, tai realiai jisai lygiai tiek pat, kiek yra pats difuzorius, bet kaip jaunam, tai per išorę ir gaunasi šiek tiek didesnė skylė, kad glaistas prisikištų. Lubas susimontavom, tai dabar beliko nusigruntuoti. Viskas pavyko gražiai. Prie to pačio čia biškį ir elektrikais pažaidėm, tai lemputę susidėjom priglaistomas. Ir labai gerai reikia išgruntuoti ant vidų. Tai svarbi operacija ir turbūt kokią porą valandų palauksim, kad išdžiūtų gruntas. Ir tada jau pradėsim glaistyti. Gruntas išdžiūvo, dabar prikimšim unifloto. Tai čia yra visa esmė, turbūt mes tai manom, kad reikia kimšti. Ne taip, kad pratraukti ir viskas, o prikimšti, nes ten yra toksai gravelis. Tai tas uniflotas tenai dar įsiskverbia. Ir tada viskas būna čiki-piki. Nebijom mes, kaip įsiterlioja va šita va dalis, tai labai lengvai su kempinėlė nusivalo uniflotas. Tai čia tokia pirma operacija bus. Mes specialiai kaip pjaunam angą šitą, tai šiek tiek didesnę padarom. Kaip tik nereikia, kad būtų lygų. Kad būtų kur uniflotai, čia tokia pats pagrindas, sakysim. Ir dabar lauksim, kol išdžius uniflotas pilnai, nes jisai biškį pasės. Ir antrą kartą jau dėsim su stiklaudiniu. Va, kaip tik išmirė, labai gera gaunasi ant difuzoriaus. Uniflotas jau pilnai išdžiuvo. Matosi, kad dar šiek tiek pasėdo jisai, kaip ir turėjo būti. Ir dabar dėsim stiklaudinį. Iš principo jisai ir jau uždėtas. Dabar pasiemam peiliuką su aštria geležte ir mes iš karto įsipjaunam vidų. Tadam.
Ir dar vieną kartą su niflotu mes praseisim, jau kai išdžius šitas sluoksnis. Dabar glaistomės viską toliau. Išdžiuvo antras sluoksnis, dabar dar kartą praseinam su niflotu. Ką dabar susišveisim, gruntuosim ir dažysim. Vidų irgi nusigruntuojam, magnetukus išsukam, kad dažymo metu neišterlioti. Dangtelį dažom, kaip ir difuzoriaus vidų 2 kartus, lygiai taip pat kaip ir lubas. Nu ką, lubos nudažytos, difuzorius nudažytas, įdedam oro srauto reguliavimą ir su švariom rankom uždedam dangtelį nudažytą. Sureguliuojam, kad būtų lygu. Viskas gražu. Tai kai montuoji difuzorių, ar reikalingas stiklo audinys ar ne, tai tokia diskusija jinai pastovi vyksta pas mumi, tai mūsų pamąstymas yra, kad geriau jį įdėti ir mes asmeniškai įdėsim jį visą laiką, nes laiko atžvilgių tai nieko neužtrunka, ten kelios sekundės jį uždėti, nes visos kitos operacijos lygiai tokios pačios, ar su stiklo audiniu, ar be stiklo audinio. Tai rizikuoti turbūt neverta ir manom, kad reikia naudoti geras medžiagas, daryti viską taisyklingai ir naudoti Ergovento difuzorius ir viskas bus gerai. Viso ir iki.